Labas šeštadienį. Manau, turėčiau dar kartelį prisistatyti, nes jau senokai tai dariau ir per šį laikotarpį prisirinko tikrai nemažai žmonių į mano mini kanaliuką. Esu Rugilė Tomas, lietuvė emigrantė, šiuo metu gyvenanti Olandijoje. Labai ačiū, kad užsukote, tikiuosi pasiliksite. Ir taip pat noriu padėkoti visiems, kurie yra su manim nuo pat mano kanalo susikūrimo pradžios. Visus jūs labai myliu, labai visiems dėkoju už jūsų laiką ir tikiuosi, kad dar labai ilgai draugausim. Taip pat džiugios naujienos, nes šiandien yra pirmoji pavasario diena, tai yra kovo 1. Labai smagu, gaila, kad ne su saulė ši diena išaušo, bet su labai daug garsios muzikos. Tai jeigu girdite kažką fone, tai žinokit, čia trankosi muzika nuo ankstyvo ryto, nes Olandijoje prasidėjo karnavalų metas ir šis karnavalas bus ganėtinai ilgas, apie savaitę laiko. Jis prasidėjo ne šiandien, o ketvirtadienį, man atrodo. Ir tęsis iki kitos savaitės trečiadienio arba antradienio. Naktis bus ko gero bemiegės, nes gyvename mes miestelio centre. Atsimenam ir praeitų metų būtent šį karnavalą, tai tikrai buvo labai triukšminga, tačiau ganėtinai smagu, nes žmonės visi aplink laimingi, dainuoja, mėgaujasi ir tuo pačiu groja visokiais instrumentais. Tai visai smagu. Taip pat visi apsirengia įvairiausiais kostiumais, čia jie turi tokių tradicijų. Truputėlį apie tai vėliau turbūt papasakosiu. Dabar noriu pasidaryti kavos išgerti ir šiandien keliausime į Eindhoveną, nes atvažiuoja mūsų pora draugų, tai mus pasiims ir lėksim kur nors pavalgyti, truputėlį kartu pabūti, paplepėti, norisi kažkiek praleisti laiko kartu, norisi pasižiūrėti, kaip mums visiems sekasi, ko labiausiai reikia, palaikyti vieni kitus ir kartas nuo karto pabėgti nuo kasdieninės rutinos ir rūpesčių ir viso kito. Tai būtent ši pirmoji pavasario diena ir bus tam skirta. Dabar lėkiu išgerti kavos ir laukiam skambučio, leidžiamės ir važiuojam į Eindhoveną. Manau, kad Eindhovene bus irgi labai daug žmonių šiandieną, taip kaip ir čia, ir visose aplinkiniuose miesteliuose šiandieną vyksta kažkokios atrakcijos ir pramogos, tai žmonių yra iš visur susirinkę milijonas. Tikiuosi, praeisim visur tvarkingai, gražiai ir turėsime vietos kažkur atsisėsti. Tikiuosi, nereikėjo nieko rezervuoti iš anksto, nes šiaip Olandai mėgsta rezervuotis vietas iš anksto, o dar ypatingai, kai vyksta va tokios progos, tai tiesiog tikiuosi, kad kažkur užeisim ir turėsim kur prisėsti. Ir dar kita problema, galvoju, ar bus kur prisiparkuoti. Tai pozityviai nusiteikiam. Viską rasim, bus tos vietos, jei nebus, atsisėsim ant suoliuko, pasimsim kavos ir visi smagiai pasibūsim. O rytoj, manau, reikės išeiti čia į centriuką ir parodyti, kas daugmaž vyksta, kad galėtumėte įsivaizduoti, kokia masė žmonių, kaip visi laimingi nusiteikia švęsti ir kaip visiems vienodai šviečia, kad artėja, tarkim, nauja darbo savaitė. Olandai mėgsta švęsti gyvenimą, mėgsta turėti švenčių, festivalių, fiestų, vakarėlių ir viso kito. Čia yra jų toks išskirtinis bruožas, jie moka pamiršti rūpesčius ir palikti juos už nugarį.
1-2 ir sekmadienis. Taip greit bėga savaitgalis, labai gaila. Vakar pasibuvom Eindhovene. Tikrai nesitikėjau tiek žmonių, kažkaip galvojau, nu taip, karnavalas ir matosi, kad daug žmonių čia pas mus mieste, bet kad tiek bus Eindhovene, kur neįmanoma praktiškai praeiti, jeigu įlendi į žmonių grupę, tai gaunasi tarsi upė žmonių. Ir tu keliauji pasroviui, labai mažai žingsniais, visi mindo tau batus. Įlindom į centrą, o paskui labai gailėjomės ir stengiamės iš ten kuo greičiau pabėgti. Nemaniau, kad tiek daug šiukšlių kada nors pamatysiu tokioje masėje žmonių. Ta prasme, tarp kojų mėtysi, tiesiog, nemoku pasakyti, kiek stiklo, kiek konfeti, kiek įvairiausio plastiko ir visko. Ta prasme, šventė, bet tuo pačiu pasižiūri į tą apatinę dalį, tai jaiks. Tikrai ganėtinai šliukštu, bet nieko, turbūt taip žmonės įpratę švęsti. Pas mus gal Lietuvoje šiek tiek kitaip žmonės švenčia, bet aišku, per gyvenimą reikia pamatyti ir tokių dalykų. Turbūt girdit muziką, pas mus šiandien pilnu tempu karnavalas vyksta, tai dabar galvoju nusileisiu į apačią, truputėlį praeisiu per šitas pagrindinės centro gatves, pasižiūrėsiu, kas čia grinai vyksta šiandien ir tada šiaušiu iki parduotuvės, reikia nusipirkti maisto, pasidaryti kažką valgyti, apsitvarkyti namus, nes sekmadienis, pasiruošti naujai darbo savaitei ir tiek. Manau, sekmadienis toks, beje, oras pasakiškas. Dangus mėlynas, saulė šviečia, butas prikaitintas. Jaučiasi, kad pavasaris. Galėjo būti, aišku, tokia diena graži vakar, bet nieko tokio. Pavasaris juk visuomet vėluoja. Patys matėt, kas čia vyksta. Prasme, garsas aš tai nemoku jums pasakyti. Turbūt kažkur turėsiu užtildyti, nes dėl copyrights, bet atmosfera iš tikrųjų fantastiška ir oras labai daug priduoda, nes ta saulė, žmonės kokie visi linksmi, labai fainai. Ką žino, gal kitais metais ir mes užsidėsim kokį kostiumą juokingą ir eisim kartu pašvęsti su olandais. Būtų visai smagu. Kažkaip galvojom ir anais metais, kad galbūt šiais metais taip darysim, bet reikia turbūt nusiteikti ir pasiruošti ir kitais metais tikrai išbandyti šitą pramogą. Labas rytas, iš trečiadienio. Šiandieną turime namų inspekciją. Pirmą kartą turėtų būti bent 2 kartus į metus, o gyvename mes čia jau virš metų, neturėjome nei vieno karto. Jie tiesiog daro tokias patikras, tiesiog pažiūrėti, ar žmonės nenuteršia namų, ar ten kažko nedaro nelegalaus, negražaus, negero ar panašiai. Tai tiesiog. Tai apsitvarkiau namučių šiek tiek, pasiėmiau beje išeiginę šiandien, nes atkeliauja tokiu metu 10 ryto, kad nei taip, nei darbą važiuoti iš ryto keliom valandom, nei po pietų. Tai tiesiog pasiėmiau išeiginę.
Apsitvarkiau šiek tiek, išgeriau kavos ir dabar laukiu, nes jau turėtų neužilgo atvykti. Labai tikiuosi, kad neatšauks arba nepadarys čia tokių staigmenų, kad vėluos 2 valandas arba dar kažką, nes jie tokie keisti. Vieną kartą buvo suplanuotas pirmasis mūsų tas inspekcinis laikas lapkritį ir atšaukė jį. Buvau taip pat pasiemus išeiginę, tai tiesiog kimarinau namuose. O šiandien nežinau, tikiuosi atvyks, nes kažkaip gaila čia taip tas dienas imti ir švaistyti kairę ir dešinę. Tai tikiuosi atkeliaus, pasižiūrės ir viskas čia bus gerai. Ir tuo pačiu galvoju pakalbėti dėl žaliuzių. Ir yra daugiau čia tų bėdų, nes, kaip ir sakiau, butas yra ganėtinai senas. Bet šiuo metu mano didžiausias galvos skausmas yra žaliuzės. Tai labai tikiuosi, kad kažką pavyks čianai suderinti. Labai tikiuosi. Ir labai tikiuosi, kad ne iš mūsų kišenės, nes ne mūsų kaltė, kad jos tokios yra. Nes kai atsikrausėm, jos vis tiek jau pusė jų jau neveikia. Na tai žiūrėsim. Kitas dalykas. Festivalis. Pagaliau ši naktis buvo paskutinė. Vyko jis beveik visą savaitę. Tragedija. Tikrai naktimis yra tragedija, kai gyveni centre. Esam pavargę, neišsimiegoję, darbo daug, tai ir darbe pavargę, ir namuose pavargę, ir atrodo tęsiasi tai visą savaitę, tai jaučiuosi tokia dužusi. Šiandien atrodo net ir 4 valandų ilgiau galėjau pamiegoti, nereikėjo taip anksti keltis, bet tokia pavargus jaučiuosi, kad neatsimenu, kada tai buvo, net žandai kaista, toks labai nemalonus jausmas. Tai manau, kad ši naktis bus pirmoji, kada galėsim normaliai pailsėti. Nes nebebus jokios muzikos, jokio bumčiko, jokio garso, nebevibruos nei skrandis, nei smegenis, nei lova, nei langai, niekas. Tai labai laukiau trečiadienio ir galvojau, greičiau pasibaigs šitos visos fiestos ir bus galima normaliai išsimiegoti. Kaip jūs galvojate, inspekcija nepasirodė, skambinau į 3 skirtingus numerius, ragelio nekelia, palikau, o Dieve, labas, o katu, labas, katiniukai, čiau. Kur čia baigiau? Išblaškė, mielas katinėlis. Taip, skambinau į 3 skirtingus numerius, ragelio niekas nekelia, rašiau žinutę, nieks netrašė. Palikau balso žinutę. Tai nežinau. Niekas žodžiu nesusisiekė, niekas neatskambino ir netrašė. Tai tiesiog nusprendžiau staigiai šokti į autobusą ir atlėkti į Eindhoveną. Einu tiesiai į ofisą, truputėlį pakelti vėją ir leisti suprasti, kad taip daryti negalima. Na ką, labas, praėjo kelios dienos ir aš vėl grįžtu į eterį. Tai, kuo baigėsi mano susitikimas su agentūra? Nieko nesibaigė, nes nuėjau į ofisą, ofise nieko nebuvo, buvo užrakinta, išjungtos šviesos, skambinant telefonu, girdžiu, kaip telefonas skamba viduje. Tai neįsivaizduoju, nesuprantu, kas čia įvyko, kodėl įvyko, kodėl toks neprofesionalumas iš kompanijos pusės, neįsivaizduoju. Ir net praėjus kelioms dienoms niekas su manimi nesusisiekė, jokių žinių neturiu, neįsivaizduoju dėl ko, kaip ir kame čia reikalas. Tai tiesiog laukiu naujos savaitės, ko gero pirmadienį galbūt kažkas susisieks su manimi, neįsivaizduoju. Žodžiu, kodėl tai vyksta pasaulyje, nežinau. Pati kaip žmogus esu labai atsakingas žmogus, tai man tiesiog neišneša smegenis. Kodėl? Kodėl taip darosi? Bet nesmė, žodžiu, stengiuosi apie tai negalvoti ir nebesinervinti. Praėjo ta diena tiesiog nekaip, bet žygiuojam toliau. Prieš gerą savaitę pamiršau jums pasakyti, jog grįžtu namo po darbo ir matau, kad prie durų stovi dėžė. Einu artyn ir galvoju, nieko neužsisakiau, nei praeitą savaitę, nei šią savaitę. Galvoju, gal meilė kažką užsisakė, neįsivaizduoju. Einu artyn ir matau, tai dėžė, kurią siunčiau savo draugį gimtadienio progą. Siunta buvo dingusi, nes aš jau jos paklausiau daug kartų, ar jinai jos negavo. Ir jinai sakė, kad negavo. Tai praėjusį mėnesį laiko dovanėlė pakeliavo po Europą ir grįžo atgal pas mane.
Kodėl taip atsitiko, irgi nesuprantu ir neįsivaizduoju, nes gavau, kai išsiunčiau aš tą siuntą iš čia, iš Olandijos, tai gavau aš tokį čekiuką su kodu, tai įėjus internetinę svetainę, tu gali žiūrėti, kur tavo siunta yra tuo metu. Tai man vienintelė informacija, kuri buvo, rodė, jog sausio 24 dieną siunta kirto sieną ir po to jokios informacijos. Ta prasme, visai neįsivaizdavau nei koks deliveris paėmė tą siuntą, ar tai DHL-as, ar DPD, ar ten dar kažkoks. Tiesiog nebuvo jokios informacijos, į kur galėčiau užsikabinti, į ką kreiptis. Skambinant čia, bandant gauti kažkokią informaciją, nieks nekelia ragelio. Nežinau, kodėl žmonės tokie atsipūtė ir kodėl taip prastai atlieka savo darbą, bet informacijos negavau. Buvau jau praktiškai susitaikiusi su ta mintimi, jog siunta dingo ir nieko čia nebepadarysi. Ir prašau, ir parkeliavo jinai atgal pas mane. Tai šiuo momentu manau, jog tikrai neberizikuosiu aš jos siųsti dar kartą. Kadangi birželį skrisiu į Lietuvą, tai pasimsiu aš ją su savimi. Tai bus saugiau ir perduosiu aš jai tiesiogiai į rankas. Tik manau, jog reikės ją atidaryti ir perdėti keletą daiktų, nes manau, kad iki birželio tenai skanėstai gali, nežinau, sugesti ar ištirpti. Manau, jog išimsiu ir tuomet jau birželio artėjant pridėsiu kažką naujai. O jeigu norite pamatyti, kas dabar buvo toje siuntoje, tai įkeliu klipuką iš to laiko, kada aš ją įdėjau siuntą. Noriu parodyti, kokių dovanėlių įdėjau draugiai į jos gimtadieninę siuntą. Tai pirmasis dalykas yra labai graži atvirutė. Iš tikrųjų net ne žiemiška, o labai pavasariška, bet manau jai patiks. Bent jau tikrai žinos nuo ko. Pagrindinė dovanėlė, kurią ją išrinkau, tai yra Pandoros apyrankė, kuri man labai patiko, jos dizainas labai patiko ir užsegimas toks įdomesnis. Štai atrodo taip. Tokia truputėlį gyvatiška, bet žiauriai graži ir spindi labai gražiai. Tikiuosi, jai tiks ir patiks. Taipogi paėmiau ir pirmąjį aksesuarą, būtent šiai apyrankiai. Tai toks mini mažas katinukas. Tikiuosi, čia sufokusuosiu jums. Nežinau, kaip čia geriau padėti. Štai toks katinukas. Žaidžia su siūlų kamuoliu ir apačioje dar parašyta miau. Labai gražus ir labai mielas. Na, bent jau man tai pasirodė. Bet to jinai turi katiną labai fainą, vardu Morka. Tai pirmasis būtent ir bus susijęs su jos meilė gyvūnams. Jinai turi ir šunelį, ir katytę. Tai būtent šis ir bus kaip simbolis, jog jinai turi labai mielą, gražią katytę. Taip pat jai paėmiau kūno skrabą, kurį esu dovanojusi per kalėdas, tik tai rožinės spalvos savo kolegijai. Nusprendžiau ir Gintarei tokį paimti, tik kitos spalvos, kito kvapo. Šokoladinės zefiriukų bombos. Šiek tiek skiriasi viena nuo kitos. Šita dar viduje turi brownies, tokie kaip sausainio šokoladinio gabaliukai. O šita yra su karamele šiek tiek. Man atrodo, čia galbūt tie dryžiai yra iš karamelės. Tai kai norės pasidaryti kokį savo fainą mergaitišką vakarą, tai va galės pasmaližiauti. Iš saldumynų norėjau jai paimti kažką galbūt, ko nėra Lietuvoje, bet iš tikrųjų dabar Lietuvoje jau yra visko. Tai labai sunku čia sužinoti ir sugaudyti, ko yra, ko nėra. Tai man pasirodė, kad galbūt nėra tokių įdomesnių sausainių. Tai yra Bounty ir Twix, tačiau tai yra sausainiukai. Olandijoje yra toks brandas, toks zuikelis. Labai daug daiktų galima pamatyti parduotuvėse būtent su šiuo zuikeliu. Pavadinimu Ninja Miffy. Ir tai yra iliustratoriaus, dizainerio tokio darbas. Dick Bruno, man atrodo, jo vardas yra. Praėjusį kartą, kai buvau Lietuvoje, aš Gintarei parvežiau dovanų būtent šio brando puodelį, kavai arba arbatai su dangteliu. Tai puodelis atrodė grinai kaip šis zuikelis
ir netgi su kepurėlė tokia, kuri užsideda tos ausytės ir tiesiog užsidengia puodelis, tai kaip dantukas toks. Tai nusprendžiau šį kartą jai dar kažką paimti būtent iš to brando. Tai šį kartą paėmiau jai tokį gražų 4 šaukštelių setuką. Labai tiks prie to puodelio, taip pat kokiam tortui valgyti. Viršūnėlės va yra būtent tie kiškučių veideliai, mėly tokie. Bus jai puikiai į tą kolekciją. Taip pat paėmiau dar vieną veido kaukę iš to paties brando. Ir tokį rašiklį. Dar radau tokių belgiškų sneksų. Tai yra bananai šokolade. Pagalvojau, kad visai įdomu turėtų būti. Taip pat belgiškų saldainių dėžutė. Va tokių va. Belgiškas šokoladas šiaip būna labai skanus. Radau tokį įdomų lūpų balzamą, kaip vazeliną. Ir jis yra crème brûlée skonio. Tai kažkaip pasirodė, kad turėtų labai skaniai kvepėti. Ir be to šita firma vazelinė yra labai gera. Tai manau, kad turėtų būti tikrai neblogas. Gavau dar tokių skanių saldainių. Aš juos kartais perku. Yra skirtingų skonių. Tai šitas bus obuolių ir citrinos. Jie susikramto kaip guminukai ir viduje yra toks va rūgštus powder. Tokie rūgštus milteliai. Tai visai skanus, man patinka, tai pagalvojau, kad ir nusiųsiu jai pabandyti, galbūt patiks. Paskutiniai dalykėliai tai yra kaukės. Gavau tokią lūpų kaukę, tuomet plaukų kaukę. Įdomesnis dalykas, radau šildančią, atpalaiduojančią akių kaukę. Tai labai bus įdomu išgirsti, ar jai patiko. Nesu pati bandžiusi, bet galbūt reikės irgi nusipirkti, pabandyti. Dar įvairiausių kaukyčių veidui. Va tiek. Na va, o dabar keliausiu pakuoti siuntinuką. Tai va, tiek aš buvau dėjusi dovanyčių, tai kaip sakiau, kažkas pasikoreguos iki birželio, kažką naujai perdėsiu ir tikiuosi, kad jai patiks. Pastebėjau, jog jums visai patinka mano video, kur bandau iš TikToko trendų visokius skanėstus. Tai praeitas video su tuo vadinamu Dubajaus šokoladu. Man pačiai patinka išbandyti tokius dalykus, nes tie video yra pastoviai matomi ir labai užkabina ir tu nori žinoti, koks tas skonis. Tų saldainių, šokoladų ar dar kažkokių skanėstų. Tai tuo pačiu metu, kaip ieškojau Dubajaus šokolado, ieškojau dar tokių dalykėlių ir pagaliau radau, tik tai radau ganėtinai toli, tai užsisakiau iš Prancūzijos. Todėl keliavo man siuntelė, ganėtinai ilgai, gal beveik porą savaičių, man atrodo, ar 10 dienų, kažkas tokio. Ir vakar parkeliavo. Tai labai nekantrauju jums parodyti, ką nusipirkau. Aš čia jau jį praplėšiau, tik tai neišpakavau iki galo. Pažiūrėkit, ir vardas parašytas, ir taip su meile supakuota. Tai yra toks desertas, nežinau, ar pavadinti tai saldainiais, juos vadina, kaip juos vadina, silk gems angliškai. Tai būtų gal tokie kaip šilkiniai kristalai, brangakmeniai ar kažkas tokio, kažkas panašaus taip lyg tai verčiasi. Atrodo jie štai taip, pažiūrėkit kokie gražūs, įvairiausių skonių. Nežinau, pavadinti juos saldainiais ar tokiais tarsi želė desertais. Radau tokią labai fainą parduotuvėlę, jie patys save vadina butiku ir vadinasi Quartz Boutique.
Labai prancūziška ir aš jums įmesiu čia kur nors nuorodą, gal į jų Instagramą. Pasižiūrėkit, labai gražiai atrodo, labai estetiškai. Šefas gamina tuos kristalus tikrai su meile ir taip gražu. Aš prieš perkant, kai susiradau šitą butiką, pirmiausia pasižiūrėjau Instagrame ir TikTok'e jų video ir galvoju, nu tikrai pirksiu būtent iš jų, nes atrodo taip su meile ir taip gražiai, ir taip kokybiškai. Galvoju, vis tiek pirmas kartas paragavimas, tai tas produktas turi būti geras ir kokybiškas. Jie atsiuntė visą tą paletę skonių įvairiausių. Kadangi mano pirmas kartas, tai užsisakiau tik tai 2, nes nežinau ar patiks. Tai pasižiūrėkime, ką čia turime. Supakuota kaip kad papuošalai. Aha, pasižiūrėkit. 2 vadinami džemai ir atskirose dėžutėse. Pažiūrėkit, kaip gražu. Kaip papuošalų dėžutės atrodo. Štai. Nu, fantastiškai. Pabandom atsidaryti ir pažiūrėkime, kas viduje. Na, man visą laiką viskas iškrenta. Koks didelis. Toks. Ir sekantis. Va toks. Tai čia aš jau net neatsimenu, kokius skonius ėmiau. Tai va šitas yra mango. O šitas bus aviečių. Nes šiaip labai mėgstu aš aviečių skonį. Tai labai nekantrauju, dabar galvoju, kurį pirmiau, turbūt aviečių. Pabandykime aviečių. Ir vėl, kaip visada atrodo, pilna burna seilių. Tikiuosi nenuvils. Žinau, kad irgi turėtų liktai būti traškus šiek tiek. Nu, vienuose video būna jie traškus, kitose ne. Aišku, jeigu turėčiau mikrofoną, girdėtųsi turbūt. Kvepia. Tikrai užuodžia avietės. Pabandom. Mes visi, bent jau Lietuvoje, mano amžiaus žmonės, tikrai esat kažką panašaus valgę, ragavę vaikystėje. 100%. Labai labai pažįstamas skonis ir tikrai vis dar galite įsigyti kažką tokio Maximoje, Norfoje ar iki. Bet skanu. Skanu ir jaučiasi, kad nėra daryta iš netikro skonio. Žinot, kaip būna sintetiniai skoniai dėti. Jaučiasi tikrų aviečių skonis. Ir pas juos video Instagrame arba TikTok'e pamatysite, kaip šefas daro tos skonius, vat būtent su tikrom uogom, tikrais vaisiais ir tikrai jaučiasi tame. Aišku, daug cukraus, labai saldu. Konsistencija tokia želė. Bet kaip ir sakiau, tikrai esate ragavę, nes nėra taip, jog nepažinočiau šito skonio. Bet skanu. Pabandome mango. Net atrodo, va, vis dar likęs tas aviečių skonis burnoj. Tikrai skanu. Saldu, va, kai norisi kažko labai saldžiai. Pasižiūrėkime, koks yra tas mango skonis. Šitas traškesnis ir netoks saldus. Bet irgi jaučiasi, kad dėta tikro mango. Jie kažkaip ten ir sublenderiuoja liktais vaisius ir tada iš to viso daro masę. Tai mano verdiktas, aviečių man patiko labiau, bet šitas taip pat skanus. Skanus dalykėliai, daryti su meile, karts nuo karto, kai norisi kažko saldaus, labai fainas desertas, sakyčiau. Bet, kaip ir minėjau, mes lietuviai tikrai esam kažką panašaus ragavę ir tikrai pažįstam šitą skonį. Čing!
Įpakavimas tikrai 10 balų. Smagu, jog pabandžiau, nes dabar jau bent 3 ar 4 trendai, kurie nebesuks man galvos. Kad žinosiu, koks tas skonis yra ir galiu judėti toliau, iki kol pamatysiu kažką, ką dar noriu išbandyti. Apsaldau ir dabar galvoju, reikia eiti patinginiauti, pažiūrėti kokį nors serialą arba filmą ir tiesiog ištiesti kojas. Norisi šiek tiek pailsėti, savaitė buvo ganėtinai įtempta, planuoti dalykai, neplanuoti dalykai, daug darbo. Tai šis savaitgalis bus toks užtarnauto poilsio savaitgalis, manau tikrai galėsiu pailsėti, namai sutvarkyti savaitės viduryje, tai kaip ir šitie dalykai atkrenta savaitgaliui. Tai ką veiksiu? Ilsėsiuos, tingėsiu ir valgysiu daug skanaus maisto. Mano planas man pačiai skamba kaip 100 balų, nekantrauju pabūti tinginė šį savaitgalį ir tuo didžiuojuosi. O jums visiems linkiu labai gražaus ir faino savaitgalio, kad nuveiktumėte tai, ką mėgstate veikti, kad patinginiautumėt, skirtumėt laiko savo mylimiems žmonėms, savo mėgstamiausiems hobiams, nuveikite kažką faino. Ir tuo pačiu nepamirškite pasimėgauti atėjusiu pavasariu. Tikiuosi, kad oras taip pat jūs palepins. Tai iki kitų susitikimų, bučiuoju visus. Rū.